Šiandien reikia atlikti dvi užduotis. Tai yra sukurti veikiantį modelį supaprastintą, labai supaprastintą stūmoklio ir laikrodžio. Trupučiuką paaiškinimų. Stūmoklį pabandom padaryti kartu, o laikrodį darysite patys. Aš tik paaiškinsiu pagrindinius principus. Taigi, startuojam InTouch'e, susikuriam naują projektą, aš tiesiog paspausiu Next, nes tai yra nesvarbu, paleidžiu naujai sukurtą, ignore, viskas važiuoja, sukuriu naują langą, pirma užduotis, ir žiūrim, ką mums reikia padaryti. Padaryti mums reikia stūmoklį, šiuo atveju tai yra pneumatinis stūmoklis, tiesiog jų būna skirtingų konstrukcijų. Vienas iš tipų toks, kai, čia yra pjūvis stūmoklio, kai suspaustas oras paduodamas iš vieno galo, tas oras išstumia stūmoklį į vieną padėtį, į dešinę šiuo atveju. Jeigu nori, kad įstumtų atgal, tai paduodi čia, nutrauki oro padavimą, čia paduodi suspaustą orą ir jisai grįžta. Tokie stūmokliai naudojami visur automatikoje, pramonėje ir taip toliau. Daug kur. Būna visokių su spiruoklė, be spiruoklės ir taip toliau. Mums ne esmė. Mes darom kažką panašaus į švirkštą. Maždaug. Tokia idėja. Taigi yra statinis korpusas, kuris nejuda, ir yra judanti detalė. Čia vėlgi variacijų, kaip nusipiešti, yra labai daug. Priklauso nuo jūsų fantazijos, kaip jūs norit. Aš darysiu labai paprastą variantą. Paimsiu poligoną ir nupiešiu paprastą korpusą. Čia yra statinis korpusas, tai yra, kuris stovi vietoj, kuris visai nejuda. Taip, tai kažkas tokio, čia biškį reikia paskaičiuoti, kiek taškų. 3, 6 taškai, 3. Čia vėl sakau, priklauso nuo jūsų dizainerio gebėjimų, kaip jūs čia nupiešit, kaip ką padarysit. Va, čia būtų korpusas toksai, galima čia po to visokių pagražinimų, bet dabar bandom nusipiešti stūmoklį. Čia bus toksai stūmoklis pas mus, vėlgi čia nereikia kopijuoti viens prie vieno, kaip jums išeina. Ne, pas mane va toks bus. Jūs kaip norit. Taip nusipieškite. O toks stūmoklis, čia toksai masyvus, pramoninis stūmoklis. Biškį galima patraukti kairę, kad jam užtektų eigos. Taip, tai dabar kas? Pakeisim spalvą stūmoklio. O toksai, jeigu būna. Taip. Nu, ir dabar slideris, nuo kurio jisai turi išsistumti. Na ir dar čia dadėsim, tarkim, pas mus toksai stūmoklis, kuriam spiruoklė reikalinga. Va čia būtų spiruoklė tokia. Jinai pas mus susispaus, reiškia, kai stūmoklis išvažiuoja, mes paduodam iš vienos pusės suspaustą orą. Ta mūsų stūmoklė susispaudžia, spiruoklė susispaudžia. Čia biški toks sudėtingesnis variantas. Nes turėsim panaudoti efektus visokius. Nu, va, čia tokia spiruoklė. Tarkim, jinai turi susispausti ir stūmoklis turi pajudėti. Taip, tai dabar ką mums reikia? Reikia pasiimti iš burtininko kepurės sliderį. Tai kažkur jį čia padėti. Tarkim čia. Taip. Dabar priskiriam kintamai, jeigu būna x ir pavadinimą. Ok, define x, apibrėžti x, taip. Memory real būtinai, taip, realus kintamasis, nediskretinis, nes nieks nejudės. Jeigu čia diskretinis, tai galima pakeisti tipą. Šiaip neturėtų. Save, close. Va, viskas, x, taip, ir dabar reikia priskirti efektą. Efektas stūmokliui bus, kaip jūs suprantat, location. Location horizontal, taip, jis turi horizontaliai judėti.
Jeigu aš pasirinksiu, įrašysiu x ir pažiūrėsiu, kas bus. Žiūrėsim. Paleidžiam. OK. Ignore. OK. Įžiūrim. Nu, kažkas tai juda visai neblogai, bet neišlenda visas. Jisai turi visas išlyst. Taip, tai mes turim pagalbinio stačiakampio su jumis pagalba pamatuot kelią. O kelias turi būti vat nuo šito taško iki šito. Reiškia, va šita dalis turi nueiti vat visą kelią tokį, koks yra tas žalias. Taip, tai mes dabar su jumis ką galim pažymėti tą žalią ir apačioj dešiniajam kampe pamatyti jo width plotį 350. Ir kas turi trumpą atmintį, aš pavyzdžiui turiu trumpą, tai užsirašyti. Va, kad nepamiršti, taip, kad kelias 350. Dabar šalinam tą pagalbinį, jisai mums nereikalingas. Ir ką, einam, koreguojam tą trajektoriją, tą efektą keičiam. Reiškia, movement nuo 0 iki 350, kaip mes pamatavom, pas jūs bus kitas skaičius. Einam žiūrėt, kas gavosi. Žiūrėkit, gražiai pilnai išvažiuoja. Taip, tai čia stumokliui reiškia efektas toks gavosi. Dabar kitas efektas. Mes norim, kad šita spiroklė susispaustų. Taip, tai reiškia atramos taškas gaunasi va čia spirokliai, dešiniai pusė čia aš tik parodau. Iki čia, ne, va čia yra atramos taškas. Iš dešinės pusės ir kelias 350, tai bandom spausti ant spiroklės. Esmė kokia? Jūs spiroklę turit nusipiešti iš polyline, ne iš atskirų linijų, nes jūs negalėsit priskirti efekto. Ta spiroklė tai yra va toks vientisas objektas. Taip, yra vientisas polyline objektas. Tai einu, paspaudžiu ant spiroklės. Ir galvojam, koks čia efektas bus. Efektas turbūt bus object size. Mums reiktų, kad susispaustų jinai. Tai bus width. Taip, bet anchor atramos taškas yra dešiniai pusė. Ir čia procentai yra. O čia reikia pažaisti su tais skaičiukais. Aš bandau įrašyti 350 ir priklauso nuo x. Veiks ar neveiks. Pasižiūrėsim. Nu, kažkas ne taip čia, taip, tai vat realiam laike turim mes su jumis kažką čia žiūrėt, derint ir galvot, nes čia mintinai visko neprisiminsi. Kaip čia ir ką padaryt, labai įdomiai. Labai įdomiai. Reiktų, žinokite, derinti. Aš taip mintinai net nepasakysiu iš karto, va. Jau geriau, bet kažkaip tai nesusispaudžia, tik iki 100, ne? Tai galbūt reiktų ir procentą padaryti 350. Pabandom. Negali viršyti 100. Tai 100 reik mąstyti, kaip čia padarius. Procentas ant max, nuo 0 iki 100. Min. Labai įdomiai, ką čia priburt. Kodėl čia taip yra? Nes reikia galvoti, nes jeigu mes paliksim 100, o gal čia 100 reikia palikti? Pasižiūrim. Jo, va, čia suklyda, va, mato, tas netiko visai pamastymas, tai vis dėlto eiga stumoklio yra 350, bet spiroklės tai yra, kadangi, nu jo, logiška, kadangi jinai nuo slaiderio, tai jinai nuo 0 iki 100 ir susispaudžia. Tai vat maždaug va taip gyvai ir atrodo va tas derinimas. Aš čia specialiai tą video filmuoju, kad jūs pamatytumėt vat pamastymus. Ta prasme, nedarau idealiai, tarsi aš iš pirmo karto žinau, kaip ką daryti. Vat nežinau, sėdžiu ir derinu. Taip pat ir jūsų darbas atrodo. Jūs tiesiog sėdėt ir derinate, kaip kas vyksta. Čia nieko blogo nėra, tiesiog kartu derinam. Dabar mums šitos linijos nereikia, ne? Galim parašyti tą pašalint,
parašyti, pavyzdžiui, sistemos, ten darbo pavadinimą galim parašyti. Čia jau pagražinimai eina, kad gražiai atrodytų. Galim iš kepurės pasiimti frames, tai yra visokie tokie rimeliai gražus. Pasiimti, pavyzdžiui, šitaip. Tas rimelis, čia kažkaip stūmoklis. Čia gražus užrašas, biškį patraukti. Rimelį atgal. Čia jau jūsų dizainerio fantazija lemia kaip ir kas. Kaip kas vyksta. Ir dar galim šiaip įdomumo dėliai dar padaryti taip, kad jeigu stūmoklis kairiai padėti galiniai, tai užsidega viena lemputė. Tai jinai šviečia. O kai stūmoklis išsistumia, aš darau Ctrl+C, Ctrl+V. Kopijuoju tą lemputę. Ir kai stūmoklis šitoj padėti, tai tada lemputė raudona užsidega. O jeigu tarpiniuose, tai tada, reiškia, nešviečia tos lemputės. Tai lemputę mes galim prie ko pririšti? Galim pririšti prie sliderio mūsų, kuris stūmoklis vadinasi ir X reikšmė. Taip, tai reiktų nueiti į tą lemputę, paspaustant jos ir pagalvoti expression, tai surašyti sąlygą. O sąlyga kokia bus? Jeigu x lygus 0, tai čia reikia pabandyti, ar šitaip užsirašo. Išjungta, jeigu jinai pilka būna, o įjungta būna žalia. Ir pabandom, ar veiks ta lemputė. Žiūrėkit, kai atvažiuoja iki 0, lemputė va čia užsidega. Tai parodo, kad atėjo iki galo. Taip, tai čia kaip C kalboj matot, yra toksai lygybė, dviguba lygybė kaip C kalboj. Ne Basic'e ar Pascal'e, kur ten vienas lygybės ženklas, bet du ženklai. Ok, dabar, tarkim, čia keičiam, ne? Jeigu stūmoklis išsistumia iki pat galo, tai raudonas, jeigu dar ne, tai tegu būna pilka. Ir vėl ta pati sąlyga, ne ta pati sąlyga. Sąlyga galioja, reiškia, lemputė įsijungia, kai x lygus 100. Taip, x lygu 100. Bandom pasižiūrėti. Žiūrėkit. Va, nusistūmė. O tarkim, va čia padarysim dar geltoną lempą. Nukopinsim šitą. Ctrl+C. Ctrl+V. Ir čia padarom, kad mirksėtų geltoną, kol stūmoklis važiuoja. Tarp kraštinių padėčių. Čia mes dabar žaidžiam. Taip, tai bandom. Reiškia, jeigu x nelygus, tai turbūt bus va šitaip. Mažiau daugiau 100. Ne, reikia, žinokit, parašyti taip. Jeigu x yra mažesnis už 100, AND loginis operatorius, x yra mažesnis už 100 ir yra didesnis už 0, tai reiškia x reikšmės nuo 1 iki 99, tai tada lemputė greitai mirksi pas mus. Pabandom. Nežinau, turbūt reikia nukopijuoti tą sąlygą, pasižiūrėsim, kas čia bus. Arba nuimti iš vis tą sąlygą, bet įdomu, ar leis. Ne, neleidžia, tai pabandom įvaryti x, o gal reikėjo, toj pasižiūrėsim, pabandysim. Kai važiuoja, gražiai mirksi. Matot, kai 100, mums reiktų ją kažkaip tai užgesinti, tą lempą. Kai jinai mirksi, tai gerai, arba kai ant 0, bet kai ant maksimumo norisi, kad jinai užgestų. Tai reiktų čia mąstyti, kaip čia padaryti. Turbūt x yra mažesnis už 100, ne? Kai mažesnis
Ne, čia reikia, kad geltonai, kada jinai šviečia geltonai. O geltonai jinai šviečia, kai x yra mažesnis. Nu jo, tai turbūt ta pati sąlyga. Nu, pabandom tiesiog. O čia reikia žaisti, čia žaidimas toksai. Yra, nu jo, o matot, taip, o čia mirksi. Kai tarpinės reikšmės, tai jinai mirksi. Biški negražiai tas stūmoklis lenda, nu tiek to. Čia reiktų kažkaip gražiai suprojektuoti. Pabandom gal tą rimelį trupučiuką pakeisti. tą slaiderį gal kažkur vat kampe padaryti. Gal gražiau atrodys. Bandom. Nu, gražiai lemputės šviečia, tarpinės reikšmės, viskas labai gražu. Tai va, galima fotografuoti ir dėti ataskaitą. Tai čia yra stūmoklis, pirmas darbelis.